Sveiki vaikai, šiandienos tema dalijame iš paprastosios trupmenos. Vienas iš paprasčiausių būdas tai padaryti, man reikia apversti antrą trupmeną. Tarkim, jeigu aš vieną paprastą trupmeną noriu padalinti iš kitos paprastos trupmenos, man reikia antrą paprastą trupmeną tiesiog apversti aukštyn kojom ir sudauginti. Žiūrėkite. Dauginu, buvo dalyba, dabar dauginu iš D dalinta iš C. Matote? Apverčiau aukštyn kojom antrą trupmeną ir tiesiog sudauginu. Kaip sudauginti? Jau žinau. A kart D, tai yra skaitiklis kart skaitiklis, ir B kart C, vardiklis kart vardiklis. Viskas. Taip vyksta dalyba iš paprastos trupmenos. Dabar su skaičiais parodysiu, kaip tai atrodo. Jeigu aš turiu 2/3 ir noriu padalinti iš, tarkim, 5/6, man reikia tik tai apversti antrą trupmeną, tai yra 2/3 parašau kaip buvo, pirmą trupmeną rašau kaip buvo ir dabar dauginu iš 5/6. Ir tai lygo 10/18. Viskas. Gerai, jeigu aš turiu paprastą skaičių 5 ir noriu padalinti iš 3/4, iš paprastos trupmenos, paprastą skaičių, natūralų skaičių. Natūralų skaičių galiu parašyti kaip paprastą trupmeną ir pagal jau žinomą taisyklę dauginu iš atvirkštinio paprastos trupmenos skaičiaus. Atvirkštinis skaičius šitam yra 4/3. Atvirkštinis, aš sakau, apverčiam aukštyn kojom, iš tikrųjų yra savas pavadinimas atvirkštinis skaičius. Gerai, tai 5 kart 4 20, trečiųjų, 3 kart 1 trečiųjų. Gerai, kas bus, jeigu aš noriu padalinti mišrųjų skaičių? Tarkim, 2 sveikos ir tarkim 2/7 noriu padalinti iš 3/7. Kaip 7. Super. Gerai, kas bus? Pirmiausia, turiu mišrųjų skaičių paversti į netaisyklingą trupmeną, o antrą trupmeną užrašyti kaip atvirkštinį skaičių ir padauginti. Tai gerai, 2 kart 7 14 plus 2 16/7 dauginu iš 7/3. O čia galiu dar ir supaprastinti. Pažiūrėkite, 7 ir 7 prastinusi iš 7. Lieka po vienetą ir liko 16/3. Toks ir bus atsakymas. Aišku, galima dar ir sveikąją dalį ištraukti ir parašyti čia telpa 5 trejetukai ir 1/3 liko. Gerai, koks dar variantas? Gali būti dešimtainis skaičius. Tarkim, aš noriu 0,12 12/100 padalinti iš 1/3. Tarkim. Ką daryti su tokiu atveju? Tai lygiai tą patį, ką aš prieš tai mokėjau, dariau ir galiu padaryti. 12/100 paverčiu į paprastą trupmeną ir padauginu iš atvirkštinio skaičiaus antros trupmenos. Aišku, galima, negalima. Gerai, 36/100 ir tai yra 0,36. 36/100. Galima ir taip parašyti. Tai viskas, visi variantai, ką mes galim padaryti. Ar mes daliname paprastą trupmeną iš paprastos trupmenos, ar skaičių natūralų iš paprastos trupmenos, ar mišrųjų skaičių, ar dešimtainį. Visi variantai yra parodyti. Kitų, nežinau, kas čia gali būti daugiau, bet iš esmės procedūra ta pati. Visada tik antrą trupmeną atverčiam aukštyn kojom, parašome atvirkštinį skaičių ir padauginu. Matote, šiandien tema yra dalijame iš paprastos trupmenos, bet realiai dauginam. Tik tai apvertus aukštyn kojom. Ir viskas. Ar turim klausimų? Ne? Gerai, ačiū.